čia tą auditoriją, o jūs ir taip daug. Taigi, kaip visi žinot, o gal ir ne, šiandien mes vaidinsime mylimuosius. Aš būsiu princas, o čia bus mano princesė. Taigi, pagal scenarijų aš jai turėčiau sakyti, o mylimoji. Aš taip nekantrauju, greičiau pradėkime šventę. Žinoma, mylimoji, tuomet iš karto norėčiau apdovanoti linksmiausius ir išradingiausius mūsų karalystės mažuosius gyventojus. Į sceną kviečiu šauniąją Viktoriją Banelytę. Paplokite garsiais plojimais. Ji užėmė trečiąją vietą šauniausių ir išradingiausių pradinuko rinkimuose. Taip, antroji vieta, Gerda Šlyžytė. Prašome į sceną. Bravo, bravo. Paplokime ją vis tiek, nors ir nėra tarp mūsų. Taip. Dabar kviečiame į sceną pašokti du gražius vaikinus, Tomą ir Romą. Ar žinojote, kad mūsų karalystėje užuolaidomis rūpinasi Urtė Gaidytė, kuri prieš šventes suorganizavo nuostabų konkursą mūsų karalystėje. Bet apie tai ji papasakos pati. Kviečiame Urtę į sceną. Techninių nesklandumų pasakos ne Urtė, bet Eglė. Sveiki! Mes atstovaujame 1 B klasę ir taip pat ekonominę įmonę Užuolaidos. Susikūrėme tik rudenį, bet spėjome pasiekti savo tikslus. Rudenį mes nusprendėme susikurti kaip Užuolaidos, tad šiek tiek jaudinas, atsiprašau. Taigi, norėtume parodyti skaidres, bet to ir čia bus apklausos rezultatai. Jose matysite, kaip moksleiviai naudoja roletus ir užuolaidas ir kurie yra gražesni. Taip pat prieš Kalėdas buvo rengiamas konkursas Kalėdinė užuolaida 2009. Visos užuolaidos buvo labai originalios ir gražios. Per savaitę mokiniai ir jų auklėtojai turėjo sukurti po užuolaidą. Mus labai nustebino visi rezultatai, todėl kad dalyvavo netgi 10 klasių. Mes nesitikėjome taip gerai startuoti. Taigi, skaidrėse pamatysite visas užuolaidas ir taip pat norime apdovanoti. Taigi, 3. vietą laimėjo AVG Info komanda. Sveikiname, kviečiame į sceną. Norėtume trumpas žodis. Tai visos komandos vardu labai dėkojame šį nuostabų projektą ir tikrai džiaugiamės galėdami prie jo prisidėti. Dėkui. 2. vietą laimėjo 1 A gimnazijos klasė. Kviečiame atstovą. Labai ačiū, kad rengiate tokius renginius ir labai džiaugiamės užkovoję 2. vietą. Ir pagaliau 1 vieta. Mus nustebino nuostabi užuolaida. Kviečiame 3 A gimnazijos klasės atstovus ir auklėtojai. Ir trumpą žodį. Labai gaila, bet vaikų negaliu pavyti, tiesiog paliko ant ledo mane beveik. Tiek to. Šiaip tai nuopelnas, aišku, ne mano, nors prizą atsiėmė berniukai, bet daugiau dirbo mergaitės, bet idėjos buvo ir jų. Šiaip tai labai dėkui. Džiaugiamės tokiais rezultatais ir tikimės, kad kitais metais mūsų gimnazijos langus puoš nuostabios užuolaidos. Ačiū už dėmesį. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. I call you
mylimiausias mūsų karalystės mokytojas. Tai yra Kristina Janickienė ir Dalia Pupštienė. Kviečiame į Prašau mokytojas dar nepabėgti, tarti žodį. Aš irgi jūs labai labai visus myliu. Mylimiausias mokslas – anglų kalba. Sveikinam visas anglų mokytojas, kviečiame atsiimti apdovanojimą. Kristina Janickienė. Keletą žodžių mokytoja. Džiugu, kad mėgstat mūsų dalyką ir tikiuosi, kad mums seksis toliau jį mokytis. Mylimiausias personalo darbuotojas – Andrius Falkauskas. Taip, dabar mylimiausias mokytojas – Valentinas Gudėnas. Prašom į sceną. Keletą žodžių mokytojų. Šiandien ne keletas reiktų, iš tikrųjų, sako 10 minučių. Ne, užteks. Iš tikrųjų, mūsų atliktos apklausos ir nominacijos yra nuostabiai rimtos. Tiek vienoje apklausoje, tiek kitoje buvo apklausta po 200 moksleivių gimnazistų. Ir tai yra džiugu, kad šita Valentino diena įvietinta prasmingai. Ačiū visiems, kurie atliko apklausą, atliko tos didžiulius darbus, kūrė projektus, dalyvavo moksleiviai ir turime pakankamai daug nugalėtojų. O aš pats džiaugiuosi, kad įvertinat, kažkuo esu geras, tai gerai, o jeigu mylimas, dar geriau. Ačiū. Taigi, toliau, mylimiausia susibūrimo vieta. Žinoma, foje. Kviečiame Egidijų Šilaiką atsiimti apdovanojimą. Ir keletą žodžių. Nežinau, kuo čia aš prisidėjau, kad jau taip mylima jūsų ta vieta foje. Tik tai stengiamės, kad jinai būtų ne tiek mylima, nes ten praeit kartais neįmanoma. Bet vis tiek šaunu, nes yra vieta, kur tikrai reikalai esant, jūs šitos pačius nuostabiausius, linksmiausius galima greitai surasti. Ačiū. Ir mylimiausias būrelis yra AVG Info. Vėlgi kviečiam AVG Info atstovę. Ačiū labai visai AVG Info komandai ir noriu pasakyti, jeigu kas nors norės prisijungti prie šio mylimo būrelio, visada laukiam. Na, princesė yra labai liūdna, kad mylimųjų diena eina į pabaigą. Bet nepamirškite, kad mylėti vieniems kitus reikia ne tik vieną dieną, bet kiekvieną. Mylėkite ir būkite mylimi. Viso geriausio.